Lietuvos pajūrio sostinė. Puikus oras būti prie jūros, tačiau šiuo metu esantiems Palangoje saulės vonios nesvarbiausia. Svarbiausia būti čia, pagrindinėje Vytauto gatvėje. Svarbiausia pamatyti tai. Greičiausiai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje rytų Europoje skelbia savo kurtinančių gausmų apie didžiausią greičio fiestą. Gražiausios moteris, ryškiausios žvaigždės, turtingiausi šalyje, garsūs politikai ir žinoma visi mes pasitinkame tuos, kuriais galime didžiuotis. Pats nesu ten lakstytojas ir greičiausiai neužtektų tam drąsos ir įgūdžių, bet stebėti be abejo yra labai įdomu. Vis tik traukia tie žmonės, kurie taip sugeba valdyti mašinas, iš jų išgauti viską, kas įmanoma, tai verti jie pagarbos. Čia prasideda 15-osios jubiliejinės 1000 kilometrų lenktynės. Nuo ko viskas prasidėjo, kaip vieno žmogaus idėja virto 100 000 žiūrovų pritraukiančių reginių. Pradžios žingsniai maži, bet su begaliniu užsidegimu. Ir per 15 metų Lietuva turi vieną didžiausių sporto renginių automobilių pasaulyje. Prisiminus pirmosius kelerius metus, kai mes čia su tokiu dideliu optimizmu patys tarpavom blokus, nes taip ir būdavo. Ir patys bandėme ten siūti vėliavas teisėjai ir panašiai, o tai tikrai irgi buvo. Tai šiai dienai visą tai, ką mes matome, yra viskas kitaip. Mes turim tikrai automobilius, kurių kainos ten 500, 100, 200 tūkstančių eurų ir iš skirtingo pasaulio šalių. Šis vyras vienas seniausių lenktynininkų. Jis per savo karjerą išbandęs visas lenktynių trasas pasaulyje. Dabar jis negali atsidžiaugti tuo, ką pamatė lietuviškoje 1000 kilometrų trasoje. Čia puikus šou, tiek daug žmonių. Trasa yra labai įdomi. Žinot, aš aplankęs beveik visas pasaulio lenktynių trasas. Ir manau, jog kitais metais aš būsiu laimingas, galėdamas vėl čia sugrįžti. Šiais metais yra ir tokių, kurios net būdamos moterimis nepabūgsta pirmą kartą dalyvauti lenktynėse ne kaip pagalbininkės ar kaip palaikymo komanda, o jos po ilgą laiką trukusių treniruočių gavo teisę lenktyniauti ir galbūt net konkuruoti su tokiais garsiais lenktynininkais. Mano treneris yra Dovilas Šitelė ir jo, mes su juo visą laiką treniruodavomės Kačerginėj, Kazlų Rūdoj, žodžiu. Tai pradėjom nuo tokių, kaip čia, paprastesnių, bet įsibėgėjom, dabar valdom M-kę. 15 metų jubiliejus. Proga, kurios metu būtina pagerbti tuos, kurie to nusipelnė. Specialus įsteigtas prizas kelių direkcijos yra ponui Vytautui Venckūnui, žymiam lenktynininkui, kuris jau 4 kartus laimėjo 1000 kilometrų lenktynes. Šiais 15-aisiais lenktynių metais sportininkų ir visų jų sulaukia ne viena staigmena. Visai netrukus pamatysime tas garsiausias Lietuvos moteris, kurios šiais metais pasiryžo stoti į tikrą greičio kovą. Netrukus jos dainuos, o jau iš karto po to joms netikėtai bus įteikti komandų marškinėliai. Ar šios gražuolės ryšis tokiam neeiliniam išbandymui? 15-osios 1000 kilometrų lenktynės greičiausius pasitinka su nauja, renovuota trasa, kuri ne tik saugesnė ir su nauja danga, bet ir su naujom, netikėtom trajektorijom. Manau, kad šiais metais gali laimėti ne greičiausias, o sumaniausias. O štai garsiosios 6-9 danguje merginos baigia dainuoti ir dabar išgirsime, į kokią avantiūrą jos įsivels. 3 komandos priima merginas 6-9 danguje į savo komandas. Taip. Gražuolės tampa pilnavertėmis komandų narėmis. Nijolė Pareigytė net 3 dienas bus komandos Brum Brum Vitamins by GA Motorsport nare. Karina Krisko tampa Prie kavos Racing Team komandos nare. O Ingrida Martinkėnaitė nuo šiol Palanga Visit Apartments komandos narė. Oi, aš vyrų nebijau. Kuo daugiau. Gaila, kad iki šeštadienio lenktynės.
I'm sexy and I know it. Kiek žinau, jinai treniravosi, jinai daug gal važinėjo, tai gal truputėlį baugu, kad mes galbūt netiek pasiruošusios kaip jinai. Jo, girdėjau, kad jinai važiuoja, jis sakė, nelabai sekasi, tai gerai. Grupė 6-9 danguje merginų laukia tikri lenktynių išbandymai. Apie savo šeimą, sceną teks dabar pamiršti. Jūs šį vakarą tapsite liudininkais tokio naujo jų gyvenimo. Labai dėl to jaudinos, naktim nemiegosiu, nagus nusikarpysiu ir viską varštelius sukinėsiu, kas tik tais priklauso, viską darysiu iš tikrųjų. 6-9 danguje merginų realybės šou lenktynių trasoje matysite visos šios transliacijos metu. Blemba, nu labanaktis. O kol kas užbaikime 15-ųjų lenktynių atidarymo šou su įspūdingais Blue Sheep Super Sprint lenktynių vaizdais. Gražu, prabangu, solidu ir užkrečiama. Jūs šiandien tampate prestižiškiausių lenktynių dalimi. Jūs visi šį vakarą pajusite, kas yra tikroji laisvė. O laisvė – tai greitis.